Mano vardas Erika Povilonytė. Esame parodoje Mėnulio popierius, sukurtoje kartu su brazilų menininkė Adriana Moreno, su kuria šiuo metu reziduoju Kabelių kaime ir kuriu rezidencijoje Verpėjos. Su brazilų menininkė Adriana susipažinau Dižone, Prancūzijoje, kuomet jie atlikinėjo savo kūrybinę rezidenciją ir mes labai susibendravom ir buvo toks labai gražus tiltas tarp mūsų kūrybos, tai yra popierius. Ir ta aistra popieriui mus sujungia jau tada ir dabar jinai vis dar tęsiasi. Šios rezidencijos metu mes kūrėme savo pačių popierių iš pluoštinių augalų, kuriuos randame apylinkėse. Procesas yra toks, kad mes surinkinėjame pluoštinius augalus, kuriuos randame netoli savo namų. Tai gali būti nendrės, sausos nendrės, žalios nendrės, dilgėlės, topinambai, kanapė pluoštinė, kviečiai. Tada tuos augalus mes apdirbame tokiu būdu, kad liktų vien tik tai celiuliozė, tai yra toks cheminis apdirbimas ir mes labai ilgai verdame ant ugnies tokius didžiulius puodus su augalais, iki kol lieka vien tik tai pluoštas ir tuomet tą pluoštą maišome su vandeniu ir galime naudoti popieriaus masę savo kūrybai. Ilgai mąstėme, kaip panaudoti tą popieriaus masę. Ar lieti lapus, ar ir paskui daryti kažką ant popieriaus, ar atvirkščiai popieriumi žaisti, tarytum pats popierius būtų tapybinė ar net skulptūrinė masė. Mes galvojam, kad gal ir būtų įdomu taip perversti visas tas žaidimo taisyklės ir šį kartą popierių naudoti ne kaip mediją, ant kurios atsiranda piešinys ar tapybos darbas, bet kuri ir yra tas dažas, kuri yra ta materija, kurią mes nudrėkiam kažkokią formą. Ir tada atsirado klausimas, o tai kas bus struktūra, ant ko mes tuo popieriumi tapysime. Ir kažkaip, turint omeny, kad pats projektas jau yra labai toksai tiesioginis bendravimas su gamta, tai mes dirbame su augalais, kuriuos randame savo kieme ar šalimais esančiose gatvėse. Tai ir norėjosi tęsti tą tokį betarpišką bendradarbiavimą su mūsų aplinka ir todėl į projektą įėjo avelės. Avelės mus seka ir veda visos rezidencijos metu, todėl kad Verpėjų rezidencija turi tokį kaip savo identitetą, tai yra avių ganimą. Tai mes kiekvieną dieną turim ganyti avis, ta avių vilna įėjo ir mūsų kūryba. Kadangi dirbame su augalais vietiniais, tai galbūt dirbkime ir su gyvūniniu pluoštu. Vilna ir tapo ta struktūra, kurios mes ieškojom popieriui. Tas tapybinis, jeigu galima tai pasakyti, procesas ir yra, kad mes išsiklojom vilną, tai juodą, pilkšvą tokią arba net baltą visai. Tai išsiklojom tą vilną, tarytum ta vilna būtų popierius, tarytum ta vilna būtų ta medija, ant kurios mes dirbsime. Ir tuomet su popieriaus mase mes ant tos vilnos piešiame. Labai skystą popieriaus to pluošto masę mes pilame, struktūrizuojam tą vilnos debesiškumą kažkokį. Tai popierius čia atsiranda kaip koks skeletas tam virpančiam, trapiam vilnos kūnui.